vienintelė sąlyga, kad nebūtų įsiskolinimų. Gerai, tai aš padengsiu kortelę. Tik tai grinais jūs Kodėl? prašymą daryti arba turit pervesti iš kitos savo sąskaitos. Bet jūsgi bankas, tai jūsgi korteles išduodate, tarnaujat. Taip, aptarnaujam, bet negalim nuskaityti nuo kito banko. Kodėl negalite nuskaityti? Mes neturim galimybę nuskaityti nuo kito banko kortelės. Nu tai kaip čia dabar taip yra? Bankas šneka apie tai, kad skatina atsiskaitimus kortelėmis ir panašiai, o pats kortelių nepriema. Nes mes nepriimam kito banko kortelės. Bet kodėl nepriimate? Kodėl, pavyzdžiui, pardavėjai turi priimti korteles, kodėl degalinės turi priimti korteles, o bankas, kuris išduoda korteles ir aptarnauja, nu tai kaip čia taip yra? Žinokit, tikrai ne aš nustatau priėmimą kortelių ir ne aš tai, ta prasme, organizuoju. Bet jūs suprantate, kad čia yra kuriozas. Nu, vat bankas pats išduoda korteles, ne, pats korteles aptarnauja, pats stato kortelio aptarnavimo įrangą. Ir pats šneka apie tai, kad Lietuvoje per mažai naudojasi kortelėmis žmonės ir pats atsisako priimti korteles. Jūsgi už grinų pinigų priėmimą iš manęs dar paimsite kokį nors mokestį, pavyzdžiui. Nėra mokesčio. Bet už pavedimo užskaitimą aš turiu susimokėti. Visi bankai ima tą patį mokestį. Nu, tai kodėl mes šnekam visi bankai? Aš noriu atsiskaityti kreditinę kortelę. Mes neturim galimybės nuskaityti nuo jūsų kortelės. Nu, kodėl jūs neturite? Neturim galimybės mes nuskaityti nuo jūsų kortelės. Mes galim arba... Tai jūs bankas? Bet jūs pasakykite, jūs bankas ar ne bankas? Taip, mes bankas esame. Jūs kortelės išduoda? Taip, mes išduodame. Jūs kortelės aptarnaujate? Mes savo korteles aptarnaujam, kitų bankų kortelių mes negalim nuskaityti. O jūsų išduoti kortelių terminalai kitų bankų korteles aptarnauja? Taip, aptarnaujam. Tai kodėl jūs nepasistatote pas save kortelių aptarnavimo terminalo ir nepriemate kortelių? Nes neturim tokios dabar galimybės nuskaityti. Jeigu jūs norit išreikšti savo pretenziją, galbūt dėl to, tai tiesiog aš jums duosiu pretenzijos formą ir jūs tada parašykit tiesiog raštu savo pretenziją, kad jūs negalėjot tam tikros sumos nuskaičiuoti nuo savo kortelės. Gerai, duokite.